Klaipėdos futbolo mokykla ne pirmus metus šaukėsi valdžios pagalbos. Vaikai treniruojasi avarinės būklės pastate. Valdininkai neslėpia, kad geresnių sąlygų vaikams gali tekti palaukti ne vienus metus. Klaipėdos futbolo mokykla pastatyta daugiau kaip prieš 30 metų. Ji iki šiol neremontuota. Byra tinkas plytelės, salės stiklai. Mokyklos vadovas nuogąstauja, kad nenutiktų nelaimė. Pavojus jau yra, kaip sakoma, iš išorės pusės tai yra didelis pavojus, kaip sakoma, ne tik vaikams, bet gyventojams, kurie eina šalia. Ne ką geriau ir pastato viduje. Apie 700 futbolo mokyklos auklėtinių priversti praustis štai tokiamis sąlygomis. Futbolo mokyklos vaikai prie to jau pripratę, tačiau atvykusiems svečiams iš užsienio tai kelia pasibaisėjimą. Šią vasarą šioje mokykloje svečių taip pat netrūks. Liepos mėnesį čia bus rengiamas Mero taurės turnyras. Į jį ketinama pakviesti ne tik Lietuvos, bet ir Klaipėdos giminingų miestų Karlskronos, Kaliningrado srities, Gdynės, Mogiliovo, Ventspilio komandas. Kurie pirmą kartą atvažiuoja, tai nustemba ir kaip sako, fotografuoja. Aišku, mus kaip sako, pastato į labai nepatogią padėtį, bet mes tik tai ką galim, tik tai pečiais, kaip sakoma, pakraipyti. Klaipėdos miesto savivaldybės situacija žinoma jau seniai, tačiau iki šiol futbolo mokykla realios pagalbos nesulaukia. Vizijos nubrėžtos tik popieriuje. Nėra taip paprasta, sakau, dabar šiais metais bus ieškoma galimybė daryti projektą šito viso objekto, visos teritorijos rekonstrukcijos projektas turėtų būti pradėtas daryti. Valdininkai teigia, kad geriausia būtų mokyklą nugriauti ir viską statyti iš naujo. Atnaujinti visą futbolo mokyklos sporto bazę gali prireikti apie 20 milijonų litų investicijų. Teigiama, kad tokie darbai esą galėtų pasistumėti tik po 3 ar 5 metų.